Sveiki. Jei prekiaujate arba ne tik svarstote galimybę prekiauti su kokia nors šalimi, visada patartina peržiūrėti tos šalies ekonominę situaciją. Tai ypač svarbu, kai, kaip ir Ukrainos atveju, ekonomika patiria reikšmingų pokyčių. Todėl nusprendėme pateikti šią HM Ukrainos ekonomikos ir jos prekybos profilio apžvalgą. Tai neišvengiamai bus aukšto lygio diskusija. Jei jums reikia detalesnio dabartinės ekonominės situacijos supratimo, apsilankę eksportuotojų almanacho Ukrainos šalies profilyje rasite visus reikalingus išteklius tai padaryti. Nuoroda į šalies profilį pateikta žemiau aprašyme. Žinoma, 2022 metais Ukraina patyrė milžiniškų nuostolių. Dėl to prireikė reikšmingos Ukrainos ekonomikos restruktūrizacijos ir atstatymo, o to neįmanoma pasiekti per vieną naktį. Tačiau matysite, kad ekonomika tikrai gerėja ir iš tikrųjų auga. Taigi pereikime prie kitos skaidrės, kurioje išsamiau paaiškinsiu, ką apims ši vaizdo prezentacija. Prezentacijoje bus aptariamos šios temos. Makroekonominė Ukrainos ekonomikos apžvalga, kaip jau minėjau, yra aiškių įrodymų, kad situacija gerėja, neigiami ir teigiami rodikliai, vis dar yra daug ką nuveikti. Bendri Ukrainos tarptautinės prekybos skaičiai. Tai padės jums suprasti, kur slypi pagrindinės prekybos galimybės tiek importo, tiek eksporto srityse, Ukrainos stiprybės, pramonės sektoriai, kuriuose Ukraina yra konkurencinga tarptautiniu mastu, vyriausybės parama tam tikriems pramonės sektoriams. Iš to pamatysite, kur gali būti tolimesnė plėtra ir galimybės. Ypatingą dėmesį skiriu į tai ir aukštųjų technologijų sektoriams. Šie skaičiai iš tikrųjų neatsispindi oficialioje tarptautinės prekybos statistikoje, tačiau patikėkite, čia yra didelis potencialas bendradarbiauti su Ukrainos įmonėmis. Galiausiai pateikiu keletą asmeninių bendrų išvadų apie Ukrainos ekonomikos būklę ir apie tai, kur slypi tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Gerai, pažiūrėkime į tuos makroekonominius rodiklius. Neslėpsime fakto, kad karas su Rusija daro didelę įtaką Ukrainos ekonomikai, tačiau mums pavyko stabilizuoti situaciją, o kai kuriuose srityse jau matome augimo ženklų. Pažvelkime į kiekvieną iš šių rodiklių. Pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į gyventojų skaičiaus mažėjimą. 2021 metais, prieš prasidedant puolimui, Ukrainos gyventojų skaičius siekė šiek tiek daugiau nei 44 milijonus žmonių. 2023 metais šis skaičius sumažėjo iki 37,7 milijono, tai reiškia, kad netekta daugiau nei 6,5 milijono gyventojų. Tai sudaro daugiau nei 17% prieškarinio gyventojų skaičiaus, iš kurių dauguma yra moterys ir vaikai. Vyrams nuo 18 iki 60 metų be specialaus leidimo išvykti iš Ukrainos neleidžiama. Ši emigracija kartu su dideliu skaičiumi žmonių įtrauktų į kariuomenę lėmė reikšmingą darbo jėgos trūkumą. Tai viena iš priežasčių, kodėl mums reikia užsienio dalyvavimo mūsų viešojo sektoriaus atstatymo programoje. Tačiau jau galite matyti pirmosius gyventojų skaičiaus augimo ženklus. Pernai jis padidėjo 200 000. Tai daugiausia lėmė pabėgėlių sugrįžusių namo skaičius. Taip pat turėčiau paminėti, kad Ukraina neteko apie 20% savo teritorijos ir patyrė didelę infrastruktūros žalą neužimtose teritorijose, kas dar labiau apsunkino bendrą ekonominę veiklą. Pirmaisiais karo metais BVP smarkiai sumažėjo, tačiau dabar jis auga ne tik absoliučiais skaičiais, bet ir vienam gyventojui tenkančių rodiklių. Taip pat galite matyti, kad vieninteliai metai, kai ekonomikos augimas smuko, buvo 2022 ir net tada nuosmukis siekė mažiau nei 4%. Nuo to laiko ekonomika auga. Valiutos kursas buvo valdomas, išlaikant hryvnios stabilumą, o mūsų užsienio valiutos rezervai vakarų paramos dėka išliko labai geri. Tai reiškia, kad Ukraina ir toliau gali mokėti už savo importą, o pradiniai užsienio valiutos mokėjimo apribojimai buvo gerokai sušvelninti. Užsienio skola išaugo daugiausia dėl poreikio pirkti ginklus. Infliacija ir palūkanų normos 2022 metais buvo labai aukštos, tačiau dabar jos suvaldytos ir yra valdomos. Todėl, nepaisant gyventojų skaičiaus sumažėjimo, teritorijos praradimo ir žalos infrastruktūrai, svarbu pabrėžti, kad Ukrainos ekonomika išliko tokia atspari. Apskritai, ekonomika atlaikė karo smūgį ir išliko palyginti stabili. Svarbu šios ekonominės stabilumo veiksnys buvo Ukrainos sėkmė išlaikant atvirus jūrų kelius, leidžiančius eksportuoti prekes, ypač žemės ūkio produktus. Be to, nors visas oro krovinių gabenimas buvo sustabdytas, nepaisant retkarčiais kylančių problemų, sausumos keliai geležinkelių ir kelių taip pat buvo išlaikyti atviri. Vandens transportas vis dar veikia ir auga. Daugiau informacijos rasite vaizdo įraše Ukrainos logistika.
Vis dėlto, kaip matysime kitose skaidrėse, yra suprantamų neigiamų ekonominių rodiklių kartu su veiksniais, kurie leidžia tikėtis pozityvesnės perspektyvos. Skaičiai ir statistika, kuriuos jums parodysiu, yra paimti iš Focus Economist ir Teisėjai Trademap šaltinių. Nuorodos į abu šios šaltinius pateiktos žemiau aprašyme. Neigiami ir teigiami aspektai, pirmiausia aptarkime neigiamus. Be gyventojų skaičiaus sumažėjimo, nors BVP vienam gyventojui ir padidėjo, skurdas taip pat žymiai išaugo. Tai paveikė papildomus 1,8 milijono žmonių. Tai sudaro beveik 24% gyventojų. Tai kartu su dideliu skaičiumi traumuotų žmonių kelia papildomų didelių socialinių ir ekonominių iššūkių. Žemės ūkio produkcija sumažėjo dėl teritorijų praradimo ir darbo jėgos trūkumo, todėl derlius buvo mažesnis. Atsižvelgiant į žemės ūkio svarbą Ukrainos ekonomikai, tai yra didelis nuostolis šalies ūkiui. Taip pat, kaip jau minėjau, išlieka nuolatinis darbo jėgos trūkumas ir ne tik žemės ūkio sektoriuje. Tai lemia kariuomenės poreikiai ir daugybės dirbančių moterų išvykimas. Vis dėlto jau galima įžvelgti ir tam tikrų teigiamų dalykų. Pagrindinis veiksnys yra tas, kad Ukraina išlieka atspari. Kaip matėme anksčiau, vyriausybei pavyksta sėkmingai valdyti ekonomiką. Sulėtėjimas buvo sustabdytas, o kai kuriuose srityse vėl grįžta augimas. Finansinę paramą ir toliau teikia vakarų vyriausybės bei tarptautinės institucijos, tokios kaip Pasaulio bankas, TVF, Europos vyriausybės ir institucijos. Ši parama buvo itin svarbi padedant Ukrainos vyriausybei išlaikyti viešasias paslaugas, taip pat finansuoti labai reikalingą gynybos importą. Tiesa, žinutė yra tokia, Ukraina yra atvira verslui. Per artimiausias 3 skaidres apžvelgsime Ukrainos užsienio prekybą prekėmis. Tačiau, jei jūs labiau domina infrastruktūros atstatymas ir galimybės prisidėti prie šios srities, tuomet būtinai peržiūrėkite grojaraštį Atstatykime Ukrainą – viešojo sektoriaus projektai. Pirmiausia, pažvelkime į Ukrainos eksportą. Čia matome didelį karo poveikį. Eksporto vertė sumažėjo 28,4 milijardo $, arba beveik 48% nuo 2021 iki 2023 metų. Tačiau 2024 metais mums pavyko sustabdyti nuosmukį ir netgi padidinti eksportą daugiau nei 10% lyginant su 2023 metais. Kitoje skaidrėje trumpai apžvelgsime 3 pagrindinius pramonės sektorius, kuriuose Ukraina yra ypač konkurencinga tarptautiniu mastu. Kaip matėte ankstesnėje skaidrėje, Ukrainos ekonominė stiprybė slypi šiuose sektoriuose. Žemės ūkis ir maisto perdirbimas Ukraina vadinama Europos duonos aruodu dėl derlingų dirvožemių, plačių ariamos žemės plotų ir senų žemės ūkio tradicijų. Dėl konkurencingų gamybos kaštų, gerėjančios logistikos infrastruktūros ir vis didesnio atitikimo Europos bei pasauliniams standartams, Ukrainos žemės ūkio ir maisto produktai yra labai paklausus daugelyje tarptautinių rinkų, taip pat metalurgijos, plieno ir kasybos sektoriuose. Ukraina turi gausių gamtinių išteklių, geležies rūdos, anglies ir mangano, o ilgametė pramonės bazė palaiko stiprių metalų ir kasybos sektorių. Ukrainietiškas plienas ir metalai išlieka konkurencingi, ypač kainai jautriose rinkose. Sektorius prisitaiko prie tarptautinių kokybės standartų, vis dažniau gamindamas pusfabrikačius ir didesnės pridėtinės vertės produktus Europos ir Azijos pirkėjams. Mašinų gamyba ir aerokosmonautika. Ukraina turi istorinį palikimą aerokosmonautikos ir sunkiosios technikos gamyboje. Inžinerinė kompetencija, mokslinių tyrimų ir plėtros galimybės bei gerai išvystyta ekosistema užtikrina sudėtingų pramonės produktų gamybą. Nors šis sektorius nėra toks didelis kaip žemės ūkio ar metalurgijos, nišiniai aerokosmonautikos produktai, turbinų ir variklių komponentai bei sunki technika rado savo rinkas tarptautiniu mastu dėl techninio sudėtingumo ir konkurencingų kaštų. Jei norėtumėte detalesnės informacijos apie konkrečias prekes ir medžiagas, kurios jūs domina, rekomenduojame šias detalės pasitikrinti į Teisėjai Trademap. Nuorodą rasite aprašyme žemiau. Kitoje skaidrėje apžvelgsime Ukrainos importą. Atkreipkite dėmesį, kad čia nėra įtraukti gynybos produktai. Čia, palyginti su eksportu, matome gerokai mažesnį importo sumažėjimą. Tai yra tikėtina, atsižvelgiant į Ukrainos poreikius karo metu. Ši prekyba buvo finansuojama vakarų pagalba, įskaitant dotacijas iš palūkanų už vakarų įšaldytą Rusijos finansinį turtą. Dar kartą, jei jūs domina detalesnis suskirstimas ar konkrečios prekės statistika, peržiūrėkite į Teisėjai Trademap. Taip pat reikėtų pažymėti, kad šie skaičiai neparodo Ukrainos poreikių konkrečiai infrastruktūrai ar mašinoms ir įrangai.
Daug aiškesnį šių poreikių vaizdą gausite ETC Rebuild Ukraine portale, kur galite matyti apibrėžiamus ir pasiruošiamus konkursams atstatymo projektus. Jei norėtumėte susipažinti su Ukrainos įmonėmis, turinčiomis konkretų profilį, peržiūrėkite mūsų verslo partnerių paieškos paslaugą. Mielai jums padėsime. Kaip bus parodyta kitose skaidrėse, Ukrainos vyriausybė teikia paramą prioritetiniams sektoriams. Todėl čia pagrįstai galite tikėtis augimo ir prekybos galimybių. Ukrainos vyriausybė teikia finansinės paskatas šiems pramonės sektoriams – žemės ūkiui ir maisto perdirbimui. Vyriausybė suteikia lengvatinės paskolas ir eksporto skatinimo priemonės, taip pat siekia pritraukti užsienio investicijas, skatinti energetinį efektyvumą, atsinaujinančią energetiką ir žaliąją transformaciją. Ukrainos įsipareigojimas Europos žaliajam kursui ir kitiems tarptautiniams tvarumo įsipareigojimams paskatino valstybės paramą atsinaujinančios energijos projektams, gynybos ir dvigubos paskirties technologijoms. Atsižvelgiant į nuolatinius saugumo iššūkius, vyriausybė remia gynybos pramonę ir susijusi INTEP finansavimą, pirkimo sutartys bei partnerystės su vakarų gynybos įmonėmis padeda šiam sektoriui modernizuotis ir plėtoti inovacijas. IT ir aukštųjų technologijų startuoliai, nors IT sektoriaus augimą daugiausia lėmė rinka, vyriausybė dabar diegia sistemas, kurios padės šiam sektoriui plėstis. Nors ankstesnėse skaidrėse daugiausia dėmesio skyrėme prekėms, kita skaidrė apžvelgia Ukrainos IT sektoriaus pranašumus. Ukrainos IT ir aukštųjų technologijų sektoriaus pranašumai yra šie – aukštos kvalifikacijos darbo jėga. Ukraina gali pasigirti didelę gerai išsilavinusių IT specialistų bazę, turinčią stiprių techninių žinių. Ukrainos universitetai tradiciškai daug dėmesio skiria mokslui, technologijoms, inžinerijai ir matematikai, todėl parengia inžinierius, programuotojus ir duomenų mokslininkus, kurie yra konkurencingi pasaulinėje talentų rinkoje. Konkurencingos kainos ir geras kainos bei kokybės santykis. Ukrainos IT sektorius siūlo aukštos kokybės paslaugas už palyginti mažesnę kainą nei Vakarų Europoje ar Šiaurės Amerikoje. Šis kainos ir kokybės santykis daro Ukrainos programinės įrangos kūrimą, paslaugų perdavimą, outsourcing ir IT konsultacijas itin patrauklės užsienio klientams. Kultūrinis ir geografinis artumas Europai, esant prie pat ES sienos, Ukrainos IT įmonės veikia pažįstamoje verslo kultūroje ir artimoje laiko zonoje, kas palengvina bendradarbiavimą su Europos partneriais. Daugelis IT specialistų kalba angliškai ir kitomis Europos kalbomis, todėl sumažėja bendravimo barjerai, taip pat išsiskiria projektų valdymu, augančia inovacijų ekosistema ir teisinėmis reformomis. Didėjantis technologijų centrų, akceleratorių ir rizikos kapitalo fondų skaičius skatina verslumą ir produktų inovacijas. DSCity iniciatyva siekiama sukurti specialią teisinę ir mokestinę aplinką, kuri sustiprins investuotojų pasitikėjimą, apsaugos intelektinės nuosavybės teisės ir supaprastins verslo veiklą startuoliams bei įsitvirtinusioms IT įmonėms. Vėlesnėse prezentacijose išgirsite apie teisinių reformų plėtrą, siekiant skatinti Ukrainos ekonomikos skaitmenizavimą, taip pat apie nuolatinį jos teisės aktų derinimą su ES. Ukrainos kryptis yra aiški. Kitoje skaidrėje pateiksiu keletą galutinių išvadų. Pagrindinė išvada yra ta, kad nepaisant nebejotino karo su Rusija neigiamo poveikio, vakarų remiama Ukrainos ekonomika išlieka atspari. Situacija buvo stabilizuota ir dabar jau matyti augimo ženklų. Ukraina ir toliau prekiauja tarptautiniu mastu. Kalbant apie Ukrainos ekonominį profilį, jos stiprybės slypi tradicinėse žemės ūkio, išteklių pagrindų veikiančiose pramonės šakose, pažangioje gamyboje ir dabar vis stiprėjančiame IT sektoriuje. Vyriausybė imasi veiksmų remti ekonomikos plėtrą, teikdama finansinės paskatas minėtoms pramonės šakoms, taip pat toms, kurios orientuotos į atsinaujinančią energiją. Nėra abejonių, kad teisinėje aplinkoje, kuri palaiko integraciją su ES ir skaitmeninės ekonomikos plėtrą, įvyko reikšmingų pokyčių. Tai dar labiau palengvina prekybą su vakarais. Bendra perspektyva, pasibaigus karui su Rusija, yra šviesi. Tuo tarpu, nepaisant visko, Ukraina tikrai yra atvira verslui. Na, ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą, Ukrainos ekonomikos ir prekybos apžvalgą. Tikiuosi, kad dabar gerai suprantate makroekonominę situaciją Ukrainoje. Ypač tikiuosi, kad matote, jog Ukrainos ekonomika yra tvari ir atvira prekybai. Iš to tikiuosi, kad galite įžvelgti sritis, kuriuose galėtumėte dalyvauti. Apsilankykite mūsų svetainėje, kad sužinotumėte daugiau ir praneškite mums, kaip galime jums padėti. Kontaktiniai duomenys pateikti šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, labai padėtumėte, jei spustelėtumėte patinka mygtuką ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujausią informaciją. Taip pat pasidarykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis ir verslo kontaktais. Būtume tai tikrai dėkingi. Svarbiausia, atminkite, kad ECC Ukraina ir mūsų partneriai yra pasiruošę padėti.
Mano vardas Aleksejus Kožanovas. Kartu galime sukurti geresnę ateitį. Laukiu jūsų atsakymų. Dar kartą dėkoju už jūsų susidomėjimą.